Richardai, o Richardai, Richardai, o Richardai, dainuojantis atvirukas tau. Richardą Dulevičių su 55-uoju gimtadieniu sveikina žmona. Ačiū, kad esi, kad ištiesei man ranką sunkiu metu, kad atrakinai širdį ir vėl patikėjau meilę, bei tu pasitikėjai manimi. Tu pamilai ne tik mane, bet ir mano 2 širdies krislelius, kurie jau tapo vyrais, o mes dar susilaukėme ir 3 berniuko ąžuoliuko, kuris virsta ąžuolu. Nors mes ir skirtingų charakterių, skirtingų polių asmenybės, bet einame tuo pačiu gyvenimo keliu. Nors jis ir vingiuotas, duobėtas, o kartais ir tiesus bei lygus. Kartais atsukam nugaras, kartais patylim, o būna ir išsirėkiam, bet vėl susiliejam į tą patį obuolį. Kaip tu man sakei, kad aš esu tavo obuolio pusė. Visada tai prisimenu. Ar gera, ar linksma, ar liūdna ir rieda ašara sūri. Tad dar kartą ačiū tau, kad esi mano žmogus. Sveikinu, apkabinu ir myliu tavo obuolio pusę. Sveikinu ir aš, Anatolijus. Pabundu anksti ryte ir mąstau apie tave. Nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematyto. Nežinau kodėl. Suprantu, praeities nepakeisi. Laiko atgal, bet tada sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažutė, kaip karštai tave myliu. Bet tada sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu, o jis tai tu. Tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažutė, kaip karštai tave myliu. Bet tada sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu, Richardas vardu. Sveikinam!